jūs vertinate tą atsiskyrimą tam tikros, nežinau, profesijos žmonių? Jie kaip profesionalai įsivardino, kaip jūs, tai Miliūtė, jūs ją paminėjote, ten dar kažkas, Pancerovas, dabar tą užsakomą knygą parašęs, ten dar kažkas, tai mergina, moteriškė, kuri pagarsėjo per šitą skandalą, kada buvo nutekinta slapta informacija prezidentūros ir būtent pas ją ten pateko ta informacija ir jinai atsiskyrė. Tarsi, kaip jūs įvardinat profesiją tų žmonių, kurie dabar nuo žurnalistų sąjungos atsiskyrė ir dabar jau jie yra kažkas tai ten įvairiai jos ten ŽPA vadinasi organizacija. Nu, tai čia, ne aš gal pastebėjau, čia šiaip Facebook'e mačiau, kad trūksta tos O raidės pažą, kad skambėtų taip, kaip turi skambėti šitos organizacijos. Sklandžiai. Tai aš gal sakau, gal čia trūksta žodžio kokio nors oportunistų ar panašiai. Tai iš tikrųjų tai labai gal ir gerai, kad atsirado tokia organizacija, vis tiek reikia parodyti, kas yra kas, kad žmonės, kurie vadina save žurnalistais, tokiais nėra ir jiems ne vieta žurnalistų sąjungoje, tai kad jie patys save identifikavo ir atsiskyrė nuo žurnalistų sąjungos, tai turbūt yra pozityvu. Kita vertus, tai turbūt tas veiksmas aiškinamas tuo, kad jie laiko save pakankamai galingais, tie galingais, kad jie gali sukurti alternatyvią žurnalistų organizaciją, kuri štai bus už visokius tokius persekiojimus žmonių, kurie dalyvauja jų neaprobuotose laidose, kanaluose ir panašiai. Ir jie net nuoširdžiai tikė, kad tai yra visai padoru šitaip elgtis, ir kad tai galima net pavaizduoti kaip kovą už kažką, kaip sakė ten ta Monika Garbačiauskaitė, kad kaip stuburo turėjimą štai tokią veiklą galima pavaizduoti. Jie jaučiasi teisūs, o teisūs dėl to, kad jaučiasi pakankamai galingi, jie jaučia, sakykime, valdžios tam tikrą paramą. Dar vienas toksai, kalbant apie tą Sovietijos sugrįžimą pačiais bjauriausiais pavydalais. Šiandien atsiverčiu Delfį ir ten tokia, kaip ir pagiriamasis žodis Vincui Mickevičiui Kapsukui. Ten iš Vanagaitės knygos, aš taip suprantu, reklamą įdėjo, bet nepasižiūrėję, pavaizdavo jį kaip laisvės ir visokios teisingumo šauklį. Šviesos nešėja. Šviesos nešėja, va čia žiūrovai dabar mato. Vinco Mickevičiaus Kapsuko prisiminimai iš Lukiškių kalėjimo ir ten toliau jau tekstai apie tai, kaip jisai nešė visokią šviesą ir teisingus dalykus. Kaip jūs vertinate tokį dalyką? Čia jau nėra neapsižiūrėjimas, kada komunistų partijos veikėjas prie Sniečkaus netgi jo vardu pervadino Marijampolę. Ta prasme, visiškai to stalininio periodo išgarbintas, išaukštintas veikėjas, taiga pristatomas be jokių įžangų, be jokių paaiškinimų, pristatomas mainstreaminiai žiniasklaidoje kaip sektinas pavyzdys, nes jisai šviesą nešė. Aš ten neperskaičiau visko, nes reikia būti mokančių Delfį pinigus. Už tą reikia mokėti dar. Taip, tai ten keista reklama, tarp kitko knygos, nes reklama paprastai būna nemokama. Bet ten padaryta mokama reklama, kurią noriu paskaityti, susipažinti su kažkokio knygos epizodu kaip reklaminė tokia akcija, tai turi dar susimokėti. Tai labai įdomus sprendimas, bet tai todėl aš negaliu ten komentuoti, kas ten parašyta, nes aš ir tos knygos, tiesą sakant, nesiruošiu pirkti. Vanagaitė jau tokia žinoma autorė, iš kurios ten labai didelių istorinių atradimų nesitikiu. Bet, tiesą sakant, tas Vincas Mickevičius Kapsukas, jis skirtingai savo gyvenimo laikotarpis turėjo gana skirtingas pažiūras ir ten tie žodžiai, aišku, pasakyti apie ankstyvąjį Kapsuką, kai jis dar buvo gal socialdemokratas, anksčiau jis buvo ir varpininkas, jis labai gerbė Vincą Kudirką, todėl ir pasivadino Kapsuku, nes Vinco Kudirkos slapyvardis buvo Kapsas. Tai jo pažiūros evoliucionavo, tai jis komunistų tapo kiek vėliau. Tai aišku, dabar, kai mes žinome visą jo biografiją, tai
vienareikšmiškai negali pateikti kaip kažkokią šviesos nešėją, bet jeigu jis, tarkim, būtų numiręs, o to kokiais dar cariniais laikais, tai greičiausiai mes prisimintume gal ne taip jau daug, bet kaip kažkokią tai tikrai pozityvų veikėją. Tai jūs tame nematot, va čia man tiesiog kuriozas buvo šitas. Tai aš sakau, kad iš tikrųjų, kaip mes žinom, kad jis kuo vėliau jis tapo, tai kad ir kokias jis bebūtų, jo vienareikšmiškai kaip herojus, sužvelgiant iš istorinės perspektyvos, pastatyti negalima. Ir jo labiau keistas pasirinkimas kaip reklaminio epizodo tos knygos. Net jeigu ten aprašytas tas kapsukas, gal galėsim, paliko kažkokius atsiminimus apie tą kalėjimą. Tarkim, jis galėtų būti naudingas tai knygai, bet tengi kalėjo daug įvairiausių žmonių, tame tarpe ir netokių prieštaringų asmenybių. Tai galima bent jau reklamai pasirinkti tikrai kažkokią pozityvesnę veikėją. Ar tik ne apie mane, kolega, šnekat? Ne, aš tikrai galvoju, bet net ir... Nebuvo, nepaprašyta. Neklausėt, ar tik vadinėjate jūsų atsiminimų. Matai, žiūrėk, mes turime jubiliatą čia. Knygos herojų. Konkurentą. Dar vienas momentas, grįžtant trumpam prie Mažylės istorijos, ar reakcija šiaip šviesuomenės, tų akademinių sluoksnių į šitą situaciją, jūs ją stebėjote ar ne? Nes aš labai keistų turėjau reakcijų iš tik tai poros mūsų nuolatinių šiaip jau komentuotojų, kad jie palauksia, kaip čia baigsis su Mažyle. Šiaip jau tokio vieningo kažkokio tai pasipriešinimo tokiai susidorojimui ir mobbingui nebuvo. Ar jūs pastebėjot kitaip? Sunku pasakyčiau, reikėjo specialiai žiūrėti, aš kai kurias reakcijas gal mačiau, jūs galite matyti daugiau, nes čia būtent buvo ne tik prieš Mažylę, bet prieš jūsų kanalą. Taip. Ta akcija, tai jūs tą turėjot pajusti, ko gero, labiausiai. Kaip ten kiti žmonės ar bijo po to pas jūs eit, kad nebūtų kokiam nors komitete taip pat svarstomi. Pusantro tokio gal išėjo. Iš tikrųjų, įsigando pusantro. O šiaip, tai sakau, bent jau žurnalistų sąjunga išsakė pozityviai poziciją kritišką šito atžvilgiu, tai manau, kad bent jau tai yra gerai, nepavyko šitas nukancelimas. Dabargi ta nukancelinimo arba kaip ten atšaukimo kultūra propaguojama iš esmės, tai faktiškai ta atšaukimo kultūra tai ir yra, galima sakyti, mobbingo sinonimas. Taip, tarp kitko taip.